Aukso kaina rinkose muša istorinius rekordus - plus 70% ir tai vien per pastaruosius metus. Šis skaičius skamba įspūdingai ir traukia naujokus kaip magnetas. Tačiau dauguma pradedančiųjų daro vieną kritinę klaidą. Pamatę šį augimą, jie perka auksą galvodami, kad tai yra ilgalaikis investavimo įrankis, lygiai toks pats kaip akcijų birža. Laikas edukacijai, kuri kai kuriems nelabai patiks. Auksas negamina produktų, nemoka dividendų ir nekuria inovacijas. Tai nėra investicija į pasaulio ekonomikos augimą. Tai yra jūsų portfelio, toks draudimo polisas nuo ekonominės baimės ir sistemos griūties. O draudimo polisą pirkti tada, kai namas jau dega ir kainos yra pačiame pike, kaip ir viena brangiausių matematinių klaidų, kurią galite padaryti. Sveiki, aš esu Emilis. Šiandien mes atmesime aukso karštinės emocijas ir atidarysime skaičiuoklės. Aš papasakosiu, kodėl investuotojai galimai klysta su auksu ir net jeigu norėtumėte investuoti į auksą, išardysiu 4 skirtingus įrankius, kaip šį metalą galima įtraukti į savo portfelį, nepermokant tarpininkams. Prieš neriant į duomenis, trumpa žinutė. Šį vaizdo įrašą remia Freedom24. Platforma suteikia prieigą prie pasaulinių rinkų ir įvairių finansinių instrumentų, įskaitant biržoje prekiavimus fondus - ETF-us. Šie instrumentai leidžia investuotojams praktikoje pritaikyti pasyvaus ilgalaikio investavimo strategijas. Platformoje taip pat prieinami analitiniai įrankiai asmeniniai analizai atlikti. Daugiau informacijos, kaip visą laiką, rasite oficialioje svetainėje per nuorodą aprašyme. O dabar keliaukime su epizodu. Pradėkime nuo bazinio fakto. Auksas tikrai nėra ilgalaikio investavimo įrankis. Ir čia jau jaučiu, žmonės pyksta į komentarus keliauja. Vėl, šį dėsnį 100 kartų kartoja visi profesionalai, bet kai reikia teoriją tai taikyti praktikoje, godumas nugali logiką. Ir ar galėtume sakyti, kad godumas ir baimė valdo rinkas? Iš tiesų taip. Bet vėl, žmonės perka auksą aukščiausiame taške, turėdami vieną naivią mintį. Kad nors jis vis tiek duos pelną. Bet kas jeigu tas kada nors labai už ilgo laikotarpio? Deja, bet auksas veikia visiškai kitaip nei akcijų rinka. Akcijos yra susijusios su realia gamyba, prekyba, pinigų srautais. Auksas tai yra inertiškas metalas. Pagrindinis aukso kainos variklis yra ekonominė baimė. Kai rinkos dreba dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto, dėl energetinės naftos krizės, dėl neaiškios centrinių bankų palūkanų ateities ar šiaip kokios naujienos. Šio metalo kaina dažniausiai muša rekordus. Žmonės tiesiog ieško prieglobsčio. Dabar užmeskime akį į istoriją ir skaičius. Viena vertus, nuo 1915 metų iki šių dienų aukso kaina rinkose ūgtelėjo praktiškai 269 kartus. Bet kita vertus, tas augimas yra ekstremaliai nepastovus. Stiprų šuoliai fiksuojami tik per rimtas krizės. Kai tik jos baigėsi, seka korekcijos arba ilgus dešimtmečius, ir aš pabrėžiu dešimtmečius, trunkanti kainų stagnacija. Paimkime realų pavyzdį iš netolimos praeities. 2013 m. birželį jūs investavote į auksą, kai jis tuo momentu kainavo kažkur $1200 už vieną unciją. Praėjo beveik 6 metai ir 2019 balandį jis kainavo lygiai tiek pat. Beveik lygiai tiek pat. Žinoma, istorija negarantuoja ateities, bet turime atsižvelgti ir būti pasiruošę tokiems pavyzdžiams ateityje. Ir čia sąlyginai trumpas laikotarpis. Bendra grąža per visus tuos 6 metus siekia apie 7%. Apie procentą per metus. Kitaip sakant, įdėjus 10 000 eurų, po beveik 6 metų jūs turėtumėte vos 700 eurų pliusą. Infliacija per tą laiką jūsų perkamąją galią suėdė kur kas stipriau. Dabar palyginkim tai su akcijų birža, kuri generavo realią vertę. Ilguoju laikotarpiu iš populiariausių indeksų istoriškai, ir aš noriu pabrėžti istoriškai, gaunam 10% metinę prieaugį. Ir čia irgi būna stagnacijos ir pakritimai ir istorija irgi negarantuoja ateities. Bet net ir su vidutinė rinkos grąža, jūsų vienkartinė 10 000 eurų investicija per tą patį 6 metų laikotarpį pavirstų į beveik 18 000. Ir vėl, galbūt atsižvelgėt, čia tik vidurkį ir taip toliau, bet jeigu imtume konkrečius istorinius skaičius, 2013-2019 metų laikotarpis akcijų biržai buvo gerokai didesnis. Minėtų laikų 500 pagrindinių Jungtinių valstijų akcijų indeksas augo 78%. Realus metinis prieaugis net viršijo įprastą 10% ribą. Dabar tikriausiai tie, kurie manęs nemėgsta ir tie, kurie mėgsta auksą, arba vienas arba kitas, sako, radai istoriją 6 metus, kur akcijos lenkia auksą. Aš čia mėgstu paimti šimtmetį ir panaudoti Inflation Adjusted Return auksui. Pasižvalgykim. Gold price, 100 years inflation adjusted. Macro trends, jeigu suvesit, iš karto gausit šitą pasirinkimą. Dabar pakeliaujam truputį žemyn nuo 1915. Tai dar truputį zoominam atgal, kad galėtumėt matyti. Ir čia visas laikotarpis. Tai kiek buvo stagnacijos laikotarpio? Ir netgi tie, kurie sako, ten iki 70, kada aukso standartas buvo nurištas šitoje vietoje, neskaičiuotume aukso vertės ir visą kitą. Gerai, net nuo šito laikotarpio. Tai paimkim situaciją. Nuo 80 iki kiek čia? Iki 6. Tai 25 metai plus nuliniai rezultatai.
Tai čia jau buvo aptartas laikotarpis, ten 12-13, netgi anksčiau apsipirkus, taip sakant, stagnacija iki tam tikro laikotarpio. Vėl, nuo šitos vietos, nuo 87, 480 iki 260, nu, tai čia ir milžiniškas kritimas per 20 metį, beveik 15 plus metų. Tai vėl, pykit, nepykė, bet čia tokie skaičiai egzistuoja. Vėl, tą patį palyginimą galim panaudoti populiariems indeksams ir čia labai aiškus argumentas į vienus vartus. Šie skaičiai parodo, kuris turtas yra labiau tinkamas trumpalaikiai apsaugai, o kuris nuosekliam kapitalo auginimui. Tai kai rinksite savo investavimo pasirinkimus pagal trumpalaikę grąžą, akcentuočiau, kad taip galbūt nereikėtų daryti, atsižvelkite į truputį ilgesnius laikotarpius ir pažvelkite, ar rizikos tolerancija, jūsų rizikos tolerancija tikrai išlaikys galimas duobes. Tarkim, net ir supratus šią matematiką, jums vis tiek kyla noras pasipelnyti iš tauriųjų metalų. Skubu pabrėžti, investuoti į auksą galima labai skirtingai. Pažvelkime į 4 pagrindinius tokius skirtingus būdus, kaip galima užsidirbti iš tos rinkos. Tai variantas numeris 1, jūs nieko per daug nesvarstote ir tiesiog perkate sertifikuotus fizinio aukso luitus. Iš pirmo žvilgsnio procesas labai paprastas. Turite metalą savo rankose, jaučiatės saugiai. Iš kitos pusės, taip investuojant jūs prarasite milžinišką kiekį pinigų jau pačią pirmą pirkimo dieną. Visų pirma, egzistuoja didžiulis investicinis skirtumas tarp aukso pirkimo ir pardavimo kainos. Čia vadinamasis spredas. Oficialūs fizinio aukso prekiautojai luitelius tau parduos už gerokai aukštesnę nei pasaulinės biržos kainą ir atpirks už mažesnę kainą nei reali rinkos vertė. Tiesa, kuo didesnį fizinio aukso luitą jūs perkate, tuo mažesnį antkainį taiko prekybininkas standartiškai ir lyginant 1 gramo ir 250 gramų luitus absoliučiai įprasta, kad pirkimo antgainis sumažėjo apie 5 ar 6 kartus. Bet tai neišsprendžia pačios problemos pradedantiesiems. Jei pirksite vidutinius 10 ar 20 gramų fizinius luitus, jūs vis tiek iškart permokėsite iki 10% nuo realios rinkos kainos. Čia labai atsižvelkite į tikrąją kainą. Arba jūs tiesiog pradėsit su minus 10% grąža. Ir mes net nekalbam apie visus saugojimo kaštus, transportavimo iššūkiai bei realią vagystės riziką. Tai skamba labiau kaip apsikrovimas ir galvos skausmas, o ne kaip investicija. Dėl to fizinius luitelius dažniau kaupia tie, kurie tiesiog nori ramiai miegoti, ruošdamiesi visiškam pasaulio sistemos kolapsui. Bet tarkim, fizinis auksas jums nėra būtinas. Jūs norite uždirbti, o ne paversti savo namus brangenybų seifų. Tokiu atveju visą laiką galite rinktis antrąjį variantą. Čia kalbama apie biržoje prekiaujamus aukso pasirinkimus. Dar kitaip vadinamus ETC, Exchange Traded Commodity. Bet ETC yra kažkas labai panašaus į akcijų fondą. Skirtumas tas, kad šis įrankis paprastai seka vienos konkrečios žaliavos ir gali būti ir aukso kaina biržoje. Paprastai kalbant, jūs galite be jokių kažkokių kosminių tarpininkų antkainių virtualiai investuoti į auksą, o prireikus per kelias sekundės, tai rinkos atidarimo valandomis, parduoti tai už pasaulinės rinkos kainą. Tai ne tik paprasta, šiuo būdu jūs išvengsite didžiulių fizinio aukso tarifų, jums lieka tik susimokėti administracinį fondo valdymo mokestį. Vėl, kaip matome iš praktikos, vadinamasis total expense ratio dažniausiai sudaro 0,1–0,12% per metus. Tai jeigu jūsų portfelis šiame instrumente pasiekia 1000 eurų vertę, fondo valdytojui jūs sumokėsite vos 1,20 eurų per metus. Už šią super mažą kainą jūs gaunate tiesioginę prieigą prie realios aukso vertės, nes pats turto valdytojas šiuo atveju užtikrinant tai fizinių žaliavos pasirinkimų. Gerai, trečias būdas investuoti į auksą yra visiškai kitoks. Jūs galite pirkti ne patį inertišką metalą, bet verslus, kurie tą metalą išgauna. Tai yra investavimas į aukso kasybos akcijas. Ir pagrindinis šio sprendimo privalumas slypi rizikos valdyme. Jūs neinvestuojate į žaliavą, kurios kaina gali 10 metų iš eilės stovėti vietoje. Jūs pasirenkate patį aukso gamintoją, tai yra gyvas verslas. Ir tas verslas turi geriausias galimybės valdyti tiek produkto išgavimo kaštus, tiek jo pardavimo kainą. Žinoma, čia egzistuoja rizika, nes tai vis dėlto yra verslas. Jei metalo kaina biržoje kyla, šių kompanijų pelno maržos plečiasi eksponentiškai. Būtent aukso kasėjo akcijos tampa labai perspektyvių būdų uždirbti iš naujos tauriųjų metalų bangos. Svarbu ir tai, kad čia veikia standartinis akcijų investavimo būdas. Jūs perkate ir parduodate, kada norite, jūs renkate įmonių mokamus dividendus ir viską darote investuotojams įprastam formate. Reiškia, nereikia kažkokių papildomų sąlygų laikyti, papildomų sąlygų iš kažkur kitur pirkti ir dažniausiai paprasta žmonėms, kurie jau susipažinę su birža. Žinoma, aukso kasybos verslų biržoje tikrai nestinga. Turime Newmont Corporation, tikriausiai didžiausia pasaulio aukso bei kitų metalų kasybos akcinė įmonė. Turime Agnico Eagle, turime Barrick Gold ir dar daug kitų multimilijardinių korporacijų. Šiame sektorėje nestinga vardų, kurie istoriškai rodė savo patikimumą, darbo efektyvumą ir realių išteklių gausą. Lieka tik pasidaryti esminę analizę prieš renkantis.
Bet jei ir šis pasirinkimas jūsų nevilioja, egzistuoja ketvirtas aukso investavimo įrankis ir tai vadinamieji ateities sandoriai, CFD įrankiai, Contract for Difference ir prekyba su finansiniais svertais. Egzistuoja, bet neprivaloma naudoti. Ir tikriausiai, jeigu nuspręsite čia judėti, reikėtų labai įsivertinti riziką. Vėl, ateities sandoriai ir CFD yra išvestiniai finansiniai instrumentai. Jų dėka investuotojai gali pelnytis iš aukso kainos judėjimo, fiziškai neperkant paties turto. Biržoje sudaromas sandoris ties konkrečia kaina. Pozicija uždarius pelnas arba nuostoliai paskaičiuojami pagal kainų skirtumą. Tokiam spekuliaciniam investavimui dažnai prieinama ir finansinio sverto funkcija. Jos dėka jūs galite gerokai padidinti savo investicinę poziciją, panaudojant ne tik savo pinigus, bet ir skolintus pinigus. Dabar kaip pavyzdys, jei investuojate 1000 eurų ir panaudojate svertą 1:2, biržos sandoriai automatiškai dalyvauja ir antras 1000 eurų, kurį jums paskolino finansų institucija. Visas pelnas ar nuostoliai dabar jau skaičiuojasi 2000 eurų pozicijai. 10% kainos prieaugis jums duos nebe 100, o 200 eurų pliusą. Tačiau čia slypi labai tokia brutali problema. Prekiaujant su svertu greičiau kaupiasi ne tik pelnas, bet ir nuostoliai. Ir dar papildomai už tų pinigų pasiskolinimą jums reikės sumokėti nemažas palūkanas. Tas pats 1000 eurų investuotas su svertu 1:2, kainai nukritus 10% jums duos 200 eurų minusą. Ir primenu, 1:2 yra pats švelniausias sprendimas. Galima sutikti svertus 1:5, 1:20 ar net didesnius. Jei pasirinksite labai agresyviai, o rinka judės jūsų nenaudai, įmanoma per kelias minutės akimirksniu prarasti visus įdėtus pinigus. Su svertu elgčiausi labai ekstremaliai atsargiai. Kai matot, prieiga prie tauriųjų metalų rinkos neprivalo apsiriboti vien fizinių luitų pirkimais ir slėpimu po lova. Biržoje gausu įrankių siūlančių patogesnį prieimą prie šios rinkos, bet tam, kad juos pasiektumėte, jums reikalingas patikimas partneris, per kurį investuosite. Vėl, privalau priminti, bet koks investavimas yra susijęs su rizika. Prekyba išvestiniais vertiniais instrumentais neša ypatingai aukštą riziką greitai prarasti kapitalą. Būkite atsargus. Dabar jei šiandien aukso rinkos dekonstrukcija jums patiko ir padėjo išvengti brangių klaidų, būtinai paspauskit like ir prenumeruokit kanalą. Nustokit sekti emocijas, pradėkit sekti savo strategijas. Susimatysime jau kitame epizode.